Pats įspūdis apie elektrinį vilkiką tai tikrai labai didelis. Nesijaučia, kad tu važiuoji su vilkiku, garso tu negirdi, kas aišku tuo įtakoja ir darbo aplinką, vairuotojas mažiau yra erzinamas papildomo garso. Naudotis vilkiku labai lengva, nes kažkokių labai didelių pakeitimų jame nėra. Pats visas valdymas yra labai panašus kaip ir dyzelinio vilkiko, vairuotojui tikrai nebus sudėtinga su juo dirbti. Važiuojant girdisi padangų šniokštimas ir ką atkreipiau dėmesį, pačio variklio garso negirdėti. Vairas labai lengvai sukinės. Iš pradžio atsisėdęs kelius šimtus metrų pravažiavau, paskui pripratau, nes labai lengvai su tokia mašina pavažiavus, manau, kitą mašiną nebesinorėtų atsisėsti važiuoti su kita mašina. Tik aišku, reikėtų truputėlį laiko daugiau apsiprasti su jo valdymus ir su visais prietaisais, nes yra daugiau galimybių vairuotojai palengvinančių vairuotojo darbo. Esam draugiška įmonė aplinkai, labai žiūrime ekologiškumą, turim ekolygą, kur stebim vairuotojų važiavimą, tai truputėlį ekonominio vairavimo principai kai kuriuose vietose turės truputėlį pasikeisti taip pat. Nuo ankstesnių modelių truputį gal, sakysim, variklinis stabdis tas vadinamas toks, kuris yra kitaip truputį veikia. Na ir nustatymai, naujesni yra nustatymai, tai naujovės tokios, kurios krenta į akį labiausiai. Pats variklio darbas jis yra skirtingas. Žiūrint nuo pačio sukimo momento, dyzeliniam varikliam ir elektriniai jie yra skirtingi ir aišku tas įtakoja ir vairuotojo darbui.